Labas vakaras, naujienos iš Alytaus ir Dzūkijos jau po akimirkos. Šiandien žiniose matysite, dėl Lazdijų ligoninės akušerijos skyriaus išlikimo vis didėjantis nerimas. Pastaruoju metu vis girdime grasinimus ir ne tik girdime, bet ir jau raštu rašo. Alytaus baseine vyko Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo 97-ųjų metinių minėjimas. Vilniaus komanda buvo tokia jungtinė padaryta bendra komanda, tai buvo kalėjimų departamento, Lukiškių tardymo izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų. Alytuje parodą pristatė jaunosios kartos tapytojas Algimantas Černiauskas. Geriausiai tas parodas apibūdina taip, kaip jas suvokia mūsų akis. Va toks jau yra dalykas. Lazdijų rajono savivaldybė gavusi Vilniaus teritorinės ligonių kasos raštą, kad už ligoninės suteiktas paslaugas nuo šių metų sausio 1 dienos, jei nebebus mokama, kreipėsi pagalbos neuždaryti Lazdijų ligoninės. Dabar sunerimta ne tik dėl akušerijos skyriaus, bet ir dėl visos ligoninės uždarymo. Lazdijų ligoninė išgyvena bene neramiausius laikus. Iškilo grėsmė ne tik dėl akušerijos skyriaus, bet manoma ir dėl visos ligoninės likimo. Tokias išvadas Lazdijų savivaldybės vadovai daro gavę teritorinių ligonių kasų raštą. Todėl kreipimėsi į premjerą Algirdą Butkevičių, sveikatos apsaugos ministrę Rimantę Šalaševičiūtę ir Seimo narę Kristiną Miškinienę prašoma padėti išsaugoti Lazdijų ligoninės akušerijos skyrių. Netimti galimybės moterims, kurių didelė dalis yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų, gauti akušerijos paslaugas arčiau gyvenamosios vietos. Mero Artūro Margelio teigimu, atimdama lėšas iš mažųjų ir atiduodama jas didžiosioms ligoninėms, valstybė tikrai nesutaupys. Manau, kad mes turime europietišką lygį, bet pastaruoju metu vis girdime grasinimus ir ne tik girdime, bet ir jau raštu rašo teritorinė ligonių kasa ir jos direktorius Mockus, kad jeigu mes nepasirašysim sustarimo dėl sutarties pratęsimo pernykštės ir jie jau išmeta gimdymo skyrių, kad nefinansuos nuo naujųjų metų. Jeigu ligoninė nepasirašys sutarties, tai iš viso paslaugų nefinansuos. Tai tada išeina, kad jie jau nori uždaryti ir ligoninę. O ką aš noriu pasakyti, kad, pavyzdžiui, paslaugų spektras toliau siaurės, nes yra iškelti reikalavimai dėl chirurgijos. Iš reikalavimai, kad atitinkamų operacijų kiekis turi nemažai būti 400 didžiųjų, taip vadinamų operacijų. Tai tą dalį operacijų eina ir ginekologinės operacijos. Tada reiktų daryti prielaidas, kad toliau užsidarys chirurginis skyrius ir liks tik slaugos ligoninė. Mes tokios ligoninės nenorime, kad jį taip liktų, nes čia didžiuliai turistų srautai yra. Iš Lenkijos pusėje turim pavyzdžių Seinų ligoninę, kur bendrus projektus darėm. Ta ligoninė yra žymiai mažesnė už Lazdijų, bet gimdymo skyrius ten egzistuoja ir gimdo ten žymiai mažiau žmonių ir apie jokį uždarimą nekalba. Ketvirtą dukrytę pagimdžiusi Eglė Burneikaitė iš Veisiejų 2 mažylės gimdė Lazdijų ligoninėje. Gimdyti kitoje ligoninėje, jis sako, nelabai matanti galimybių. Nes aš tada tik nesiniai tai sužinojau, dar sužinau, kad Druskingos net uždarė, irgi visą skyrių ten tas. Sakau, tai gal tai į Alytų nedavažiuosime, o mes per toli čia. Gimdyti reikės namuose gal iš vis, negu šičia, jeigu uždarys viską. Čia mūsų buvusių per daug sunku net šiais laikais. Jūs pasisakytumėt, kad liktų šis skyrius? Oi, dar kaip. Čia ne per geriausiai, kad uždarys. Nesakau, į Alytų davažiuoti, tai čia būtų sunku mums. Aš čia dabar spėjau dabar davažiuoti irgi gimdyti, tai būtų, jeigu reikėjo Alytų, tai aš ir greitai būčiau gimdžius net. Jau čia būtų per sunku mums. Čia ne per geriausiai sugalvojo valdžia. Geriau kažką kitą sugalvotų, kažkur uždarinėti, kur nereikia, o čia reikalingi tokie dalykai mums. Nepagalvoju, kad mes kartą auginam kitą Lietuvos, o čia uždarinėja viską mums. Pirmagimę pagimdžiusi Erika Gudaitytė iš Druskininkų patenkinta Lazdijų ligoninės paslaugomis. Ar jums būtų galimybė nuvykti gimdyti į Alytų ar į kitą kažkokį miestą, į Vilnių, sakykime? Tokios galimybės neturiu, nes neturiu vyro. O šiaip Lazdijai, tikrai, kad geriausia vieta gimdyti, arčiausiai būtų nuo Druskininkų. Jūs iš Druskininkų? Taip. Na ir kaipgi jums paslaugos, kaip jums aplinka? Labai nuostabi. Labai visas personalas labai malonus. Viskas tenkina tiesiog. Pati, jeigu galvočiau apie antrą, tai norėčiau irgi Lazdijuose gimdyti. Važiuočiau čia. Pagal normatyvus reikėtų, kad Lazdijų ligoninėje per metus būtų priimta 300 gimdyvių. Per praėjusius 2015 metus jų buvo 183.
Druskininkų savivaldybės gyventojos tai sudaro apie pusę gimdymų, o Druskininkų savivaldybės gyventojams iki Alytaus yra 57 km ir panaikinus Lazdijų akušerijos padalinį ligoninėje, joms tektų iš tiesų važiuoti daugiau kaip 50 km nuo jų rajoninės įstaigos Druskininkų iki Alytaus Stasio Kudirkos ligoninės. O šiaip tai būna atvažiuoja, apsigyvena pas mūsų rajono gyventojus giminaičius, kad galėtų gimdyti Lazdijuose ir džiaugtis gero aptarnavimu, slaugytojų ir viso personalo paslaugumu ir kvalifikacija. Vat personalo psichologinė ta būklė tai yra iš tiesų tokia, kad trukdo darbui bent jau paskutiniu laikotarpiu, kadangi praeitais metais, kai atvyko ministrė ir patikino, kad bent metus egzistuosime ramiai, o paskui tik tai bus sprendžiama, tai nusiramino, aišku, finansavimą irgi gavom už praeitų metų antrą pusmetį, tik tai spalio mėnesį, irgi buvo neaišku, finansuos ar nefinansuos, o šiai dienai, kai iš tiesų gavom iš ligonių kasų raštą be akušerijos, kur be jokių diskusijų, be periodų, ta prasme laikotarpių, kur pagal darbo kodeksą numatyti įspėjimai, visa kita, tai personalas tikrai neramus. Ir mes neramus. Savivaldybės vadovų teigimu spaudimą Lazdijams atsisakyti akušerijos paslaugų Vilniaus teritorinė ligonių kasa pradėjo daryti dar praėjusių metų vasarą. Po ilgų dėrybų ir sveikatos apsaugos ministrės Šalaševičiūtės specialaus vizito į ligoninę, Vilniaus teritorinė ligonių kasa buvo priversta pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigojo už akušerijos paslaugas mokėti. Šitoje vietoje ligonių kasos visiškai nieko nebetaupo, nes tada pinigai kitur pereina per gimdyvę. O kalbant apie centralizaciją, šitoje vietoje tai tikimybė centralizacijos tik didėja, nes dalis pacientų keliaus į klinikas, Kauno klinikas, kur apmokės kokius 3 kartus brangiau už tą pačią paslaugą. Tai ligonių kasos dar daugiau išleis. Tai šitie visi argumentai, manau, turi būti išgirsti centrinės valdžios ir priimti atitinkami sprendimai. Nes uždaryti lengva, atidaryti tampa sudėtinga. Kad žmonių yra įvairiausių, žmonių yra ir mažai pinigų turinčių, ir bedarbystė yra šitoje srityje, tai prieinamumas ir nuveikimo klausimai, ir išlaidos yra sudėtinga darosi. Nes jeigu jis dar gali čia Lazdijos atvažiuoti į ligoninę, tai gal jis negali į Alytų, negali į Kauną ar kitur nuvykti. Ir žinant, kad, pavyzdžiui, tretiniam lygiai iš viso nebegalima prieiti, nes ten didžiulės eilės susidarė, tai neturint pažinčių ir nemokant pinigų, prieiti beveik neįmanoma. Aš ir pats esu tai patyręs. Lazdijų ligoninės akušerijos skyriaus išlikimu Lazdijų ligoninėje domėjosi praėjusiais metais vasarą į Lazdijų rajono savivaldybę atvykęs ir jos problemas vietoje analizavęs premjeras Algirdas Butkevičius, Lazdijų ligoninę ir specialiai akušerijos skyrių aplankiusi sveikatos ministrė Šalaševičiūtė, Seimo socialinių reikalų komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė. Daina Barnauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus baseine šiandien vyko vandensvydžio varžybos, tačiau šia sporto šaka šį kartą užsiminėjo ne sportininkai, o kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai. Čia vyko Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo 97-ųjų metinių minėjimas. Šiandien Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine vyko Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įkūrimo 97-osioms metinėms paminėti skirtos vandensvydžio varžybos. Šiandien Alytui buvo vandensvydžio varžybos skirtos bausmių vykdymo sistemos 97 metiniam, kurios bus paminėtos šių metų vasario 11 dieną. Tai buvo pirmas renginys skirtas būtent šitai datai paminėti. Vandensvydį mes tikrai žaidžiam pirmą kartą ir mane tikrai labai nustebino mūsų pareigūnai, kurie sugeba tai daryti. Aš netikėjau, kad yra pas mus gebančių tai žaisti kultivuoti šitą sporto šaką. Bet aš suprantu, kad čia dar ne riba, mes dar kažką dar galėsim nustebinti. O šiaip mes kiekvienais metais organizuojam vienokias ar kitokias varžybas. Buvo futbolo varžybos, buvo krepšinio varžybos, boulingo turnyrus darome, todėl sistemoje tų renginių tokių būna vienokia ar kitokia proga. Varžybose dalyvavo visų kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų komandos. Dalyvavo visų pavaldžių įstaigų komandos, tačiau Vilniaus komanda buvo tokia jungtinė padaryta bendra komanda, tai buvo kalėjimų departamento, Lukiškių tardymo izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų. Todėl įstaigų yra 11, o komandų buvo tik 8. Varžybų nugalėtojais tapo Alytaus pataisos namų komanda.
Šiais metais nugalėjo šeimininkai, tikrai buvo įtempta kova ir buvo gražu pasižiūrėti. Antri liko Vilniaus komanda, tai jungtinės mūsų vadinamos pajėgos, trečią užėmė Pravieniškių pataisos namai. Nugalėtų komandoms įteiktos taurės, o komandų nariams medaliai. Viktorija Daugėlienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Pirmąją parodą Alytuje pristatė šiuo metu Vilniuje gyvenantis ir kuriantis jaunosios kartos tapytojas Algimantas Černiauskas. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta jaunosios kartos tapytojo Algimanto Černiausko monumentaliosios abstrakcijos darbų paroda Lunatiko ola. Parodos autorius pristatė dalį savo stambaus formato tapybos darbų. Lunatiko ola tai konkrečių tapybinių vertybių reginys, kurio ištakose autorius transformuoja jį supantį pasaulį į dvimatę klasikinio ekspresionizmo plokštumą. Geriausiai tas parodas apibūdina tai, kaip jas suvokia mūsų akis. Va, toks jau yra dalykas. Čia taip susiklostė, gavosi 4 parodų ciklas, prieš tai buvo kelios Vilniuje, ir šita gavosi 4, paskutinė, Lunatiko ola. Dėkinga erdvė, pavyko išsitraukti šiek tiek stambesnį formatą, šiek tiek didesnių gabaritų tapybą. Mano monumentalioji abstrakcija, kartais ją vadinu savo impresionistiniu futurizmu iš savo pasivaikščiojimų mintimis po galimų ateičių erdvės. Va, tai yra mano abstrakcija, tai yra mano tapyba. Tai yra tapybinė būsena, lunatikas. Va, kai tapai tol, kol tavo ranka pradeda vedžioti tau nežinomos valios jėga. Bet, atrodo, kitas pasakytų, kad čia teplionė, bet taip jokių būdų nėra. Tai yra labai racionali ir dalykiška tapyba. Algimanto Černiausko tapyba istorijų nepasakoja. Kalbėdamas apie savo darbus, menininkas sako, jog tai jo magiškasis realizmas. Mano tapyba istorijų nepasakoja. Šiuo metu, bent jau Vilniaus ar Kauno meno scenose yra labai madinga reminiscencijų kupina tapyba, kur įterpiama daug prisiminimų, daug citatų, vieni darbai cituoja kitus. Man patinka gryna forma, abstraktesnė. Abstrakti tapyba šiuo metu Lietuvoje nėra labai madinga. Va, tai aš užsiimu savotišku tapybiniu separatizmu. Esu laisvas pats savo ir tapau tokius paveikslus, kokius noriu matyti. Ir parodas rengiu be abejo, taip pat, kokias noriu pats matyti. Nes pats, kitą kartą į kokią galeriją, į kokią parodą, jaučiuosi sugniuždytas istorijų ir, kaip jau sakiau, reminiscencijų gausos. Man norisi grynumo, atvirumo, betarpiškumo, tiesiog atviros formos. Parodos atidarymo metu autorių sveikino artimiausi šeimos nariai, Alytaus miesto savivaldybės atstovai, kiti alytiškiai. Algimanto Černiausko tapybos paroda muziejuje veiks iki vasario 8 dienos. Rūta Kašėtienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. O dabar metas kriminalinių įvykių rubrikai. Ją kaip įprastai pristatys kolega Aivaras Juškevičius. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo alytiškės moters gimusios 1981 metais pranešimą, kad apie 18 valandą prieš ją smurtavo 1978 metais gimęs sutuoktinis. Prienų policijos komisariatas gavo pranešimą, kad apie 17 valandų 10 minučių Prienuose Kęstučio gatvėje į parduotuvę užėjo slidininko kaukę dėvintis jaunuolis, kuris, grasindamas fiziniu smurtu pardavėjai, iš kasos aparato pavogė 250 eurų. Dar viena vagystė užfiksuota Varėnos rajone Marcinkonių seniūnijoje. Gautas pranešimas, kad šioje seniūnijoje esančioje sodyboje pavogta krūmapjovė Štil, nuostolis daugiau kaip 660 eurų. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Alytaus apskrities policijos komisariato kelių policijos skyrius išsiaiškino 28 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Daugiausiai šių 8 buvo greičio viršijimo pažeidimai, užfiksuota po 3 neapdraustas transporto priemonės, naudojimosi telefonu, nesustojimo pėsčiųjų perėjoje ir kelio ženklų bei ženklinimo pažeidimai. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Tai viskas, ką norėjome parodyti šiandien, netrukus orų prognozė. Ačiū, kad žiūrėjote ir smagaus savaitgalio. Mėly aštuntokų tėvai, manau, kad jau laikas šeimose pasitarti, kur toliau mokysis jūsų dukra ar sūnus. Žinoma, visos mokyklos geros.
Tačiau 700 mokinių, tikiuosi, geriausia jų Jotvingių gimnazija. Apie gimnaziją ir priėmimą ją galite pasiskaityti gimnazijos interneto svetainėje. Kviečiu, prisijunkite prie šauniosios Jotvingių genties. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Šeštadienį sustiprės šiaurės rytų vėjas, vietomis galimas gausus sniegas. Vilniuje ir Kaune numatomi krituliai. Nakties ir ryto metu gerokai atvės. Sekmadienį daugelį rajonų vyraus pragiedruliai. Numatomas nepastovus debesuotumas, naktį rytą šals, diena bus saulėta. Artimiausią naktį visoje Lietuvoje numatoma vienoda temperatūra, bus 11 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną Alytuje termometro stulpelis nukris iki 8, Kaune iki 10, Vilniuje ir Klaipėdoje iki 7 laipsnių žemiau nulio.